1993 ir 1994 metais visuomeninės bendrijos lemti surengtų ekspedicijų dalyviai aplankė lietuvių tremties vietas Krasnojarsko bei Irkutsko srityse. Praėjus pusei šimtmečio dar radome lietuvių pėdsakus Sibire. Išlipę iš traukinio, išvydome kelių hektarų bemiškį plotą su senais pastatais, jų griuvėsiais, jaunų medžių ir krūmų atžalynais. Tai dabartinis Revučio kaimas. 1952 m. vasario 8 rytą, nuo šalčio pokšint pušų kamienams, mažoje šios vietovės stotelėje sustojo ešelonas. Į tokį mišką įstūmė tuos vaganus ir palyka. Nu ir pradėjo visi sakyti, kad čia mum naktį šaudys visus. Šaudys, tai labai tikrai verkė, labai jau pergyvena visi, jau daugiau va tėvai, tokie jau senesni žmonės. Meldės visų naktį jau ten nieks neužmyga, iki ryto nieks nesudėjo rakių. Bet rytą atvažiavo vėlę prikabina garvežys tos vaganus ir atatimpė jau čia prie tų Revučių ir jau čia liepė mum lipti iš tų vaganų. Buvo du jaučiai su rogėm. Mums jau tenai vežtis, bet kadangi labai daug buvo, kurgi ten su vienu jaučiu, visi nešiams į tuos barakus. Tuos barakose gyveno kaliniai, buvo kaliniai iškelti ir atlaisvinti, reiškia, jau čia atveža šito mums visus. Ir tie barakai, tai kurgi baisus narai, blakės, šalta. Klaikynė buvo ir viskas, ir vienas pečius ten barakitas, tokia plytka stovėjo, ant tos plytkas ten visi virdavo, valgyti. Barakai buvo aptverti vielomis apraizgyta tvora, tarp jų iškloti mediniai šaligatviai. Šalimai stovėjo sveikutėliai karceriai. Anksčiau čia gyvenę kaliniai jau buvo perkelti į kitus taigoje pastatytus lagerius. Revučio tremtiniai dirbo įvairius darbus. Remontavo geležinkelį, krovė vagonus, plušėjo taigoje. Senesniems ar silpnesnės sveikatos žmonėms ypač sunku buvo žiemą, kai spigino šaltis ir siautė pūgos. Kadangi mes prie geležinkelio atvežė, tai prie geležinkelio ir darbai buvo. Buvo miškų kirto tenai, prie medžio dirba, bet daugumoje tai prie geležinkelio. Aš ir pati esu dirbus vasarų. Jau kaip pirmais metais nedirbo, paskui jau kaip biški buvau, kiek man buvo, gal 15 metų, tai pati dirbau prie gelžkelio. Tenai kasdavom, tenai taisydavom, buvo tas načalnikas, kur parodydavo, ką darydavom. O taip tai va, sakau, tetė tai sargavo vaganus saugojo, brolis tai malkas skaldė, tai garvežiui, kai garvežiui anglius pildavo, garvežiai angliais kūrendavo. Man tai buvo baisiausia šalčiai, baisi ta žiema, tie šalčiai ir vasarų tos maškės, kur puldavo. Man irgi labai būdavo baisu. Baisu tiesiog, kad negali niekur išeiti, niekur pabūti, kad ir naini uogauti, įsidedi tuos setelius, po tai setelis prilenda, suėda viso, ištinsti. Gamta labai buvo baisi, o žiemų tie šalčiai, kaip užšala būdavo rugsėjo mėnesį, taigi nėra nei ten atodrėgių jokių, nieka, iki gegužės mėnesio, taigi pagalvokit, šitokie šalčiai, 1953 metais apie 40 tremtinių šeimų iš Revučių iškėlė į Sosnovką ir apgyvendino atlaisvintuose moterų kalinių lagerius. Sosnovka tuomet buvo viena iš didesnių gyvenviečių Rešotų lagerių salyne. Joje veikė vidurinė mokykla, kurioje mokėsi ir tolimų kaimų lietuvių vaikai. Nors žmonės salino skurdas ir badas, jie gyveno draugiškai. Vienas kitą palaikydavo, viskuo dalindavosi, kukliai minėdavo šventes. Visą šventę švęsdavom ir buvo, kad iš lagerio ir kunigas buvo kelius kartus atvažiavęs
ir kurie apsivedė, ir šliūbus davė, ir vaikus krikštyje, ir atvažiuodavo, jeigu paleidžia kurį nors būdavo, kuris jau paleidžia, jau atbūvis, visada būdavo aplankydavo. O taip, taigi visas iš savų buvo tiesiog tokių jaunų, vienas, taigi tiesiog mišias laikydavo visą laiką, ir gegužinės pamaldas būdavo kiekvienu vakaru, o sekmadienį vienam barakį tai buvo toks altorius padarytas ir ten visi susirinkdavo ir visi melsdavas ir giedodavo giesmės. Kūčias visuomet švęsdavom. Nu, tai da būdavo atsiunčia iš Lietuvos kokį siuntinėlį gauni. Tai grybų labai būdavo, jau tik grybų būdavo miškuos, tai jau prisigrybaudavom, bačkas raugdavom grybų. Uogų labai būdavo, uogų. O ten jau tiek patiekalų, tai iš kurgi ten, tik tai, kad paminėdavom, tai kokios žuvies dar kokios nusipirkdavom, ten silkės, kita būdavo tokių dalykų. O taip tai liūdnai. Bet minėti visada švęsdavom, visada minėdavom, visada. Dulkėtų kelių tolstame nuo apgriuvusio kaimo. Vienoje kelio pusėje priglūdė prie jauno pušinėlio rioksų medinių namų griuvėsiai. Pušinėlio pakrašty, sakais kvepiančioje laukymėje, glaudžiasi lietuvių tremtinių kapinės, kažkada buvusios aptvertos tvora. Čia palaidoti ir aplinkiniuose kaimuose gyvenę tremtiniai. Neaukšti pilko betono kryžiai. Laikas, šaltis ir lietus ardo, naikina užrašus. Betonas pamažu virsta pilko smėlio krūvelėmis. Slepiami žolės ir samanų, nyksta betoniniai antkapiai. Tarp betoninių kryžių, lyg sulysę sargybiniai, aukštėliau iškilę stovi ir metaliniai kryžiai, kurie tarsi saugo savo betoninius brolius. Kol gyveno lietuviai, kapinės buvo prižiūrimos, tvarkomos ir nors per šventes aplankomos. Dabar tik atvykusių tautiečių rūpestingos rankos padažė metalinius kryžius, nuo kapų nurovė žolę, iškirto krūmus. Kapinių pakraštyje rymo didingas monumentas, visų amžinam poilsiui čia atgulusių atminimui. Šitkinas tai rajono centras turintis apie 3000 gyventojų. Čia lietuvius atvežė 1949 metais, kai Biriusos upė dar buvo užšalusi. Kostomarovo geležinkelio stotyje aplinkinių ūkių vadovai rinkusi tremtinių šeimas ir rogėmis upės ledu vežė jas į Armolajevo, Nižnezaimkos, Traktužeto, Traktkaukazo, Šitkino ir kitus kaimus. Šitkinė apgyvendintus tremtinius įdarbino chemijos miško pramonės ūkyje, todėl daugumą jų rinko sakus. Gyveno žmonės dvibučiuose nameliuose po 10-12 šeimų. Dėl blogų gyvenimo ir darbo sąlygų tremtiniai sirgo inkstų ligomis. Их колхоз начала, говорю, где я жила в колхозе, там были они, где-то Балдовка была, да. Kaimo pakraštyje, netoli kapinių, gyvena lietuvis Jonas Žiuvienis. Tačiau su mumis jis kalbėjo nenoriai, tarsi pokario metais, kai vienkimių šeimininkai nežinodavo, ką sakyti atėjusiems nepažįstamiems vyrams. Mes tik supratome, kad jo gimtinė kažkur ties Ukmergė. 1962 metais buvo parvažiavęs į Lietuvą, bet niekaip negalėjo prisiregistruoti ir po poros metų grįžo atgal į Sibirą. Šitkino kapinėse, esančiuose šiaurinėje kaimo pusėje pačiame jo gale, pušynė, yra palaidoti mūsų tautiečiai. Sudarydami kapinių schemą radome atminimo kryžių su užrašu, jog čia 1949 metais buvo laidojami lietuviai tremtiniai, išvardinta nemažai pavardžių. Važiuojant Aišeto link už 36 km nuo Šitkino, Biriusos kairiojo intako Užeto pakrantėje yra Traktužeto kaimas. Jame išlikė gal 10 senų rąstinių namų, dengtų lentiniais stogais. Kai kuriuose iš jų gyvena lietuviai.
Vienas toks namas jau paliktas mūsų tautiečių stovi kaimelio pradžioje. Kiek čia iš viso gyventa lietuvių, neaišku. Sakoma, pusė kaimo. Į šiaurės vakarų pusę nuo kaimo ant kalnelio, miške, kapinės. Jose yra ir keli lietuvių kapai. Mūsų ekspedicijos dalyviai Darius ir Rimantas juos aptvarkė ir sudarė kapinių sieną. Dirbti buvo sunku, nes be perstojo puolė uodai ir mašalai. Vietiniai gyventojai dirbdami lauke degina žolę, kad galėtų nuo jų apsiginti. Sunku įsivaizduoti, kaip tokiamis sąlygomis tremtiniai dirba miškuose. Už 6-8 kilometrų nuo Traktų Žeto kairėje kelio pusėje yra didoka gyvenvietė. Tai Nižnė Zaimka, kurioje taip pat būta lietuvių. Dešinėje kelio pusėje miško pakraštyje, prie autobusų stotelės, žolėmis ir krūmais apaugusios vienišos kapinaitės. Pirmose eilėse stovi lietuviški nuo metų naštos palinkę kryžiai. Už jų matyti pravoslaviški bei sovietinės metalinės piramidės. Pro medžių ir krūmų šakas vos įstengėme prasiskverbti, kad galėtume nufilmuoti ir nufotografuoti vieną kitą kryžių. Sojetycha, tai dabartinė Biriusinsko gyvenvietė, išsidėsčiusi ant Biriusos upės kranto šalia geležinkelio magistralės. Tai labai stambus tremties punktas. Ir mažų vaikų buvo, ir mokyklinukų buvo, ir kuriems pradėti mokyklą eiti, ir kuriems jau į kelintą, tai aukštesnė klasė. Bet vaikai taigi nemokėjo visiškai. Tai vat, reikalinga buvo žmogus, kas su jais užsiimtų, kol jie įsijungs į tas bendras klasės. Ir kaip nekeista, vaikai labai greit, vis tik senyvo amžiaus žmonės, kai kurie taip ir neišmoko, kaip reikiant rusiškai kalbėti, o vaikai labai greitai prisitaikė prie aplinkos ir prie draugų, ir paskui jau tų mokytojų tokių nereikėjo. Tai vat man kreta tokia dalia, kad aš pasiūlė dirbti ten, žinot, ar eiti į tokį sunkį fizinį darbą, kurį aš gyvenime neteko man, neteko dirbti. Aš visą iš gimnazijos į studijas, paskui išmetė iš ten, kaip netinkamą žmogų, ir čia aš išvažiavau į tą Sibirą, ten labai pradžioje buvo sunku man ten priprasti, nes ne pagal mano jėgas ten tas darbas buvo tos pirmosius mėnesius, bet aš ten ir dirbau tik tai iki rugsėjo, mokslo metų pradžios, tai iki rugsėjo 1. Ir taip aš išdirbau, reiškia, dabar tiksliai nepasakysi, tai turbūt 2 metus. O paskui padarė bendras klasės, tai dar 1 metus aš dirbau bendroje klasėje su rusais kartu, bet jau tada buvo labai sunku. Vaikai tokie, nelietuvių vaikai. Ir visas jų išauklėjimas, tas grubumas toks, nepalyginti su mūsų vaikais, nes ten daugumoje vaikų buvo kaima vaikai, ir buvo ir paklusnus, ir geri. Nagornoje, Straitelnoje, Struda, Chmelnyckio gatves pastatė vien lietuviai, kurių per 1948–1949 metų trėmimus buvo atvežta keli tūkstančiai. Tremtinių prakaitų pastatytas ir hidrolizės fabrikas, kuriame vėliau kai kurie jo statytojai dirbo patys. Kiti žiemą kirto ir pjovė miškus, dirbo vietinėje lentpjovėje, vasarą plušėjo statybose. Moterys daugiausiai dirbo plytinėje, 12 valandų naktinėse pamainose. Žiemos, kaip prisimena tremtiniai, čia būdavo šaltos, iki 50 laipsnių šalčių. Žmonės atsivežtus rūbus mainydavo į šiltesnius drabužius ar veltinius. Alino sunkus ir ilgas valandas trunkas darbas, labai stigo maisto. Menko uždarbio neužtekdavo prasimaitinimui, duonos kartais nebūdavo po 3 mėnesius, o stiklinė miltų kainavo 5 rublius. Lietuviai labai sirgo maliarija. Pirmaisiais tremties metais nuo ligų ir bado mirė vaikai ir seneliai. Man ačiū Dievui, šito nebuvo. Aš ir nežiūrint, kad ir tėvas lagery buvo, sugrįžę ir mes visi laimingai grįžom į Lietuvą. Betgi daug žmonių palika ten. Aš manau, kad tiem žmonėm tikrai buvo skaudu išvažiuoti iš ten. Mums tai visas svajonė buvo ir žinom, kad mes absoliučiai nieko ten nepaliekam.
Nu, pirmas įspūdis tai man toks žiaurus buvo už tai, kad kaip tik nuvažiavom, reiškia, berniukas nukrito, nu tos tokia stataus šlaitą ir užsimušė. Ir kas svarbiausia, mes visi buvom patalpinti toj mokyklai, kur aš čia jums neperseniausiai nuotraukas rodžiau. Tai vat jo, reiškia, kad jis da pusantros paros išbuvo gyvus ir jam, reiškia, tik tai matės čia alsajant, bet jam, kad būtų suteikė kas nors kokį pagalbą, jis gal ir būtų dar gyvenęs. Bet nieks nieko ir laukė, kol pasibaigs, o išeiti iš teritorijos tokie mane galėjo. Ir kas svarbiausia, tėvams leido tik iki vartų nueiti, atvažiavo, reiškia, arklys su vežimu. Į paklodį savinio ir išvežė. Ir tėvai nežinojo nei kur užkasi, nei kur jį padėjo tą vaiką. O čia tai buvo, jei galvom, jeigu visiems šitaip. Neaplenkė mirties šmėklą ir daugelio vidutinio amžiaus žmonių. Apie tai byloja ant kalvos esančios didelės kapinės, kuriuose iškilė daugiau nei 200 lietuvių kapų. Čia daug metalinių ir betoninių kryžių bei antkapių, kurį lietuviams prasigyvenus pakeitė medinius. Laikui bėgant tremtinių gyvenimas pagerėjo, kai kurie iš jų pasistatė namukus. Lietuviai rinkdavosi vieni pas kitus, švęsdavo religinės šventes, krikštydavo vaikus. Numirusius laidodavo su bažnytinėmis apeigomis, nes tarp tremtinių buvo ir kunigų. Ir kaip nekeista, ne tiek jau buvo tie žmonės pamaldus, kaip tada pasidarė pamaldus. Gaila, aš čia tokios neturiu, vieną tokią nuotrauką čia ieškojau, bet neradau. Tai ten, kaip mes susirinkdavom, ne 10 ir ne 15, ne 20, visą gal 40 ir daugiau žmonių laukė, sėdėdavom stalus, pasidėstydavom kryželį ir melsdavom ir gėdodavom, atsineždavom kas ką turėdavom, paskui ir pavakarieniaudavom. Nu, nebuvo ten jokių tų išgertuvių, bet pabendraudavom. Mums buvo tokia laimė, kad mes turėjom kunigą savo. Turėjom kunigą Litvinską, paskui dar atsikėlė kunigas Butkus. Nu ir mums to problemų jokių nebuvo, nu, mes išauklėti katalikiškos šeimos. Visi ten katalikai buvo. Nu tai kreipdavomės visada. Ta bažnytėlė, vadin, mes neturėjom tokios, kad kaip po bažnyčios, bet pas patį kunigą buvo padarytas altorius ir mes ten atlikdavom visus tos dalykus. Už 10 kilometrų į pietus nuo Taišeto yra Beriozovkos kaimas. Jame dar gyvena mūsų tautietis Bronius Drunga, kilęs iš Utenos rajono Paberžės kaimo. Jis buvo areštuotas 1949 metais už ryšius su partizanais. Bausmę atliko Vorkutos lageryje, vėliau kalėjo Irkutsko srities lageriuose, o nuo 1961 metų jam buvo leista apsigyventi Beriozovkoje. Savo namuose Bronius papasakojo mums apie praeitį, parodė nuotraukas, vėliau palydėjo į kapines esančias į vakarus nuo Beriozovkos kaimo kairėje kelio pusėje, nusileidus nuo kalniuko maždaug 300 metrų. Tai čia lietuvių aptverta atskirai buvo? A, ten buvo atskiriai. Čia tie seniai jau visi jie iškasti. Tik tai atlieka Joną Šumlinską. Sūnus, duktė, mažiau palaidota. Čia Norilskės įdėmės kartu. Šitas Pranas buvo jie su šito, su Antonu Pošku. A, su Pošku. Ir Poškus su Zita buvo. Pas mane tiek daug buvo ir aš jų dabar negaliu prisiminti. Zita tai gerai žinau, aš nuvežiau 4 šitą
ten Gastinicą važiavau, paskui jau užeidavau kelis kartus, pavaikščiodavau Zitą. Nu tai, Šitas yra Sąjunga Lietuvoje, Kaune. Vat jie kreipėsi į tą. A ten mano pavardė užfiksuota, visi žino, kad vat, kas į tai šitą važiuoja, jiems duoda adresą mano. Vat. Adresą. Tiesiog atvažiuoja tai šitai pas mane. Vat iš ten aš gavau padėkos šitas 2 lapus, aš vėl duodu. Nusąidžiu. Linsbergis pasirašęs pats. Vat iš ten prisimti. Snaudžia palei smėlėtą kelią išsidėstęs Toporoko kaimelis. Nutolęs nuo Taišeto 49 kilometrus. Nameliai seni, jų rąstai pajuodė nuo saulės ir vėjo. Maži langeliai padabinti spalvingais drožiniais. Pirmieji tremtiniai iš Ukrainos čia buvo atvežti dar 1929 metais. 1937 metais Toporoko gyvenvietėje įsteigė politinių kalinių lagerį, į kurį patekusiai retai išlikdavo gyvi. Šiame lageryje kalėjo ir japonų belaisviai. 1948 metais į Toporoką atvežė ir lietuvius tremtinius. Pačiame Toporoko kaime apgyvendino apie 10 lietuvių šeimų. Iš pradžių visus sutalpino didokame klubo pastate, vėliau išskirstė po barakus. Dauguma vyrų buvo paskirti į miško krovėjų brigadą. Rankomis jie kraudavo į mašinas didžiulius rąstus. Pamaina trukdavo 12 valandų, o į darbą kasdien tekdavo žingsniuoti 8 kilometrus. Už vieną darbo dieną žmonės gaudavo forminės duonos kepalėlį. Per keliasdešimt metų Toporoko kaimas suseno, susmego. Šalia jo dabar žaliuoja javai, toliau į vakarus auga jau gerokai išstypęs jaunuolynas, kuriame mes tikėjomės atrasti lietuviškus kapus. Deja, neradome. Toporoko upės slėnyje yra nemaža ir gana tvarkinga Kvitoko gyvenvietė. Jai gerokai išsiplėtus aplinkui buvo iškirsta taiga. Taigos glūdumoje stovėję barakai ištuštėjo, o nemažai tremtinių persikėlė į Kvitoką. Dar ir dabar Glespromchoze dirba viena tautietė, išsaugojusi čia gyvenusių ir dirbusių tremtinių archyvą. Kadrų skyriaus knygoje suradome net 445 lietuviškas pavardės. Tremtiniai daugiausia dirbo miško darbus, nes aplinkui driekėsi bekraštė taiga. Šie darbai Lietuvos žmonėms buvo neįprasti, todėl sunkiai sekėsi įveikti didžiulės išdirbio normas. Vargino žiemos speigai. Už 2 kilometrų nuo Kvitoko kaimo, spygliuota viela aptvertame lageryje 5 dešimtmetyje buvo kalinami japonų karo belaisviai. Vėliau viename iš šių lagerių buvo apgyvendintos kalinės moterys būsimos motinos. Mirusius jų kūdikius laidodavo bendrose Kvitoko kapinėse, kuriuose ir dabar tebestovi 4 eilėmis išsirikiavę lietuviški kryžiai. Mažų lentelių su kūdikių pavardėmis ir mirties datomis jau nelikę. Prie plataus saulėto tako kryžiai dar stiprus, o lapuočių pavėsėje jau parimė ant beržų kamienų, tarsi pavargę nuo audrų, vėtrų ir metų naštos. Kryžių gausybė byloja apie nelengvą tremtinių gyvenimo pradžią, ilga kelionė šaltuose gyvuliniuose vagonuose, atšiaurus Sibiro klimatas pirmiausia pasiglemžė vaikų ir senelių gyvybės. Ant medinių kryžių rymančios Dievo skulptūrėlės tarsi atspindi tai, kas per šimtmečius įaugo į mūsų tėvų ir senelių sąmonę. Lietuvoje nuo seno šventųjų skulptūrėlėmis buvo puošiami kryžiai, koplytėlės ir koplytstulpiai, kurie saugojo laukus bei sodybas. Jiems žmonės patikėdavo savo rūpesčius ir džiaugsmus. Neišnyko šis paprotys ir svetimoje žemėje, kur nebuvo nei savų laukų, nei savų sodybų, o skausmas lydėjo dažniau nei džiaugsmas. Tremtiniai statė aukštus kryžius, rikiuodami juos į eilės, tarp kurių likę gyvi tautiečiai šventadieniai susirinkdavo pasimelsti už savo likimo draugus. Lietuviškų kruopštumų įamžintos pavardės ir gimimo bei mirties datos vietiniams žmonėms primena lietuvių tautos genocido laikotarpį, o aukšti maumedžių kryžiai tarsi išreiškia nepalaužiamą tautos charakterį ir laisvės troškimą.
Toliau mes keliaujame į Pervomaisko kaimą, esantį Bratsko marių pakrantėje. Sausumos keliu greitai pasiekti jį beveik neįmanoma, tada atvykstame į Bratsko prieplauką, iš kurios gerai matyti miesto panorama. Daugiaaukščiai namai, margi balkonai, spalvotos galinių sienų plokštės. Miestas pastatytas nerūpestingai. Dulkėtos gatvės ir šaligatviai, dėmėti ir apšiurę namų fasadai. Pastačius ant Angaros upės Bratsko hidroelektrinė vanduo užliejo didžiulius plotus. Todėl susisiekti su marių pakrantėse esančiais kaimais ir gyvenvietėmis patogiausia vandens transportu. Meteorus skriejame marių vandens paviršiumi, kuris raibuliuoja ir žaidžia saulės spinduliais. Sunku įsivaizduoti, jog šių marių dugne palaidota dešimtis ir šimtai gyvenviečių, kuriuose gyveno ir mirė mūsų tautiečiai. Prieš užtvindančias vietovės dalį mirusių palaikų perkelė į aukštesnėse vietose esančių kaimų kapines. Lietuviai daugiausia savo artimųjų palaikų pervežė į Kaltuko kapines. Deja, tai padaryti galėjo nedaugelis. Mano broliukas Jonas, Tadukas palaidotas yra jūros dugne. Ten vietovė buvo, kur mus atvežė, reiškia, didžioji kada. Kaip statės Bratsko elektrinė, patvindė, reiškia, jūra, upė Angara įsilėjo ir patvino tos visas žemas vietas ir pinigų neturėjom mes, kad persikelti kažkur tai aukštesnis, tenais į Kaltuką tokie gyvenvietė kieme, taip pat ir palikė tenais jūros dugne. Meteoras sulėtina greitį ir smuktelė į vandenį. Atplaukime į Naratajų. Tai nauja gyvenvietė, pastatyta iškeltiesiems iš būsimų marių dugno. Visur, kur tik pažvelgsi, matyti rąstų ir lentgalių krūvos, dulkės ir purvas. Mašinomis įveikę 70 km atstumą iš Naratajaus išlipame jau Pervomaiske. Ši taigoje pasimetusi gyvenvietė labai jauna, atsiradusi perkelus gyventojus iš būsimų marių dugno. Gatvelės žviruotos, plačios, gana švarios, daržai aptverti, o kiemai grįsti lentomis. Ankstų rytą čia ramu. Tik saulutei pakilus aukščiau prasideda ruošos darbai. Gruntinis vanduo Pervomaiske giliai ir netai paprasta jį pasiekti. Kaimo pakraštyje yra artezinis šulinys, kurio vanduo mašina vežiojamas po kaimą ir pilstomas į statines pastatytas gatvėje prie sodybos vartų. Netoliese už pušų jaunuolyno tyvuliuoja Bratsko marius. Angaros atplukdytas šaltas Baikalo vanduo čia jau gerokai šiltesnis. Todėl Pervomaisko gyventojai dažnai ateina ar atvažiuoja motociklais pasimaudyti ir pasikaitinti gelsvame smėlyje. Atokiau, gal už 100 metrų auga pušynas. Prie jo kiek tiek akis užmato guli suversti vandens nugludinti pilki medžių kelmai ir kamienai, kažkada netvarkingų žmonių palikti vandenyje ir bangų išmesti į krantą. Būsimos Bratsko hidroelektrinės užtvankos dugną valė ir lietuviai tremtiniai. Keletas jų ir dabar gyvena Pervomaiske. Pas vieną Vytautą Kašinską mes ir prisiglaudėme. Vytautas Kašinskas gimė 1931 metais Šilalės rajone, ūkininkų šeimoje. 1950 metais buvo suimtas, tardomas ir kalinamas Tauragės, Klaipėdos bei Vilniaus kalėjimuose. 1951 metais visą Kašinskų šeimą ištrėmė į Sibirą. Čia Vytautas vedė Bronę Gailevičiūtę. 1964 metais iš Telšių rajono atvykusi aplankyti giminių. Kašinskai užaugino 4 lietuviškai kalbėti nemokančius vaikus. Didžiajai valstybei jie atidavė savo jaunystę ir sveikatą. Marių dugne liko kaimai, prakaitų sulaistyta žemė.
Tačiau šaltas vanduo nepaskandino išardytų šeimų skausmų, vargų ir kančių. Bėga metai, keičiasi kartos, nyksta tremties pėdsakai. Lyg nuo skausmo sustingusias Baltijos ašaras į Sibiro žemės subėrėme lietuviško gintaro gabalėlius. Šalia monumento į darnią kryžių rikiuotę pastatėme dar vieną, mūsų atvežtą iš tolimos tėvynės.